Radijo namai, tai labai labai gerai. Radijo namai, tai labai labai gerai. Jūs kalbėjote apie skirtingų šalių tradicinius šokius. Žinokit, šito... Taip. Taip, tuoj priminsim, kas nežino. Tai čia Lietuva. Taip. Ne. Čia Lietuva. Lietuva. Čia Lietuva. Tai kokį čia? Tai čia parašyti Lietuva. O čia tada kas? Japonija. Čia Japonijos. Japonija. O čia tada kas? Anglija. Ne. Airija. Airija. Čia ten, kur trypia. Jie kojom taip šoka. O čia tada paskaitom. Meksika. Pažiūrėkit, kaip skiriasi. Šitas su sijonais, bet čia kokį kitokį. Tokie iki dangaus turbūt. Taip. Ne, čia tokie suknelės, man atrodo. Ai, čia net suknelės. Čia Ispanija. Taip. Ne, kokia, pažiūrėkit. Čia Ispanija. Labai graži suknelė tokia. Na tai, o ką, jūs viską jau žinote, tai ką dar galime apie vaikų tautinius šokius, tokius tradicinius lietuviškus paklausti? Aš te pasakysiu vieną dalyką. Mano mama buvo truputį didesnė šokų tautinių. Žinokit, aš šoku, aš nuo pat vaikystės tautinių šokų šoku. Tai kaip jūs manot, ar reikia vaikus mokyti tautinių šokų? Taip. O kam tada jų reikia? Nes kad jie išmoktų, Pavien. kad prisimintų, kad išmoktų šventę kažkokią. Taip, kad išmoktų. Šventėms, kad mokėtų. Kad išmoktų viską ir prisimintų. Ar jūs kada nors matė kokį nors koncertą? Aš kur tai vaikai mačiau, šoka bet su aš tai- tautiniais rūbais? Ką jie ten šoka? Aš tai mačiau, kad jie šoka ratuku ir trypsi ir dainuoja labai gražiai. Bet ten buvo tik mergaitės ir tik berniukai. O kokio manai jie amžiaus buvo? Kokio dydžio? Aš manau, kad jie buvo dydžio kaip Ar už tave didesni ar mažesni? didesni už mane. O tai sunku šitie liaudies šokiai, kaip jūs Nu sakote? sunku, bet gali išmokti, jeigu kažkas moka. Moka tave. Tai Aš jūs tai greitai nemoku. mokotės, taip? O kas būtų jums sunkiausia? Ar apsirengti šitą tautinį rūbą, ar šokti? Šokti. Šokti būtų sunkiau. Tai kokią progą šoka tautinius šokius? Aš bandau suprasti. Kažkokia ten Lietuvos diena. Lietuvos Bet diena. galime gražiai šokti. Arba Lietuvos gimtadienis. Tautiniai šokiai yra tokie, kad jau kažkokią šventę švęsim, o tie baletas, tai ten iš kitos šalies. Lygtais yra. Iš K. Kinija. Čia Japonija atpažįstu iš šalies. Iš Japonijos atpažįstam čia. O čia? Va čia Japonija O mažai. čia kas per bernai. Kas čia per bernai? Airija. Kas čia per bernai, Elza? Kaip jie čia šoka? Atsimeni, ką nors? Visiškai. Kaip airiai šoka, jų tautiniai. Jų tai kojos labiausiai šoka. Žalgiris turėtų būti airių komanda, nes jų spalvos yra žalia ir balta. O tie lietuviški. Taip, aš, žinokite, pažįstu vieną tokią malonę moterį. Ir Agona ją pažįsta. Močiutė Asta. Ką močiutė Asta Agona mūsų dirba? Šokių mokytoja, žinokit. Jau man saky. Jau pasakojau? Ir jinai yra choreografė, vadinasi. Tos jos darbas. Šito nesakiau. Jinai moko vaikus va šokti tokius tautinius šokius. Ir mes su Agona pagalvom, gal iš jos paimti interviu, galim radio laidai. Kaip jūs manote? Bet kurių tų, kaip taip tie vadinasi, rajonai, ar kas ten?
regionai. Jo, Jinai Suvalkijoje gyvena kaip jo namai. Tai labai gerai.